ir per jį dar reikės visiems išsitraukti telefonus, uždegti čia daug švieselių, bet vos uždainavę jūs viską suprasti. Kamarys, mašina kambaryje, mašinoj kuprinė, kuprinėj telefonas, telefone mano balsas ežero dugne. Važiuojam! Visi ežero dugne, dar daugiau šviesos, dar daugiau. Aš užsimerksiu ir noriu, kad šviestų visą katedros aikštė. Visi, kamarys, daugiau šviesos. Daugiau šviesos reiškia daugiau gyvenimo, daugiau šviesos, daugiau šilumos. Telefone mano balsas ežero dugne. Pažiūrėk į mano telefoną, iš jo gali pažinti mane. Suskaužytas ekranas, apibraižyti šoną, jo pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtį, sąsiuvinį apie gimimą, pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Džiūkai visus akis į mane, įkvėp sekundę ir pradėkim žaisti. Per gyvenimą smagu, ko negalima, man taip sunku džiaugtis. Bandau vaikyti nerimo, viskas taip gerai, liko ežero dugne. Ir gal mes sėdim čia, viskas man gerai. Ir aš turiu svečių, mes kalbėjome seniai. Surinkimų kartu, leis man būti man vienam. Švežu nespręl, kai nustos tikėt, aš dar bandysiu tai visi. Kamarys jūsų, mašina kambaryje, ežero dugne. Mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas ežero dugne. Kamarys visų, mašina kambaryje, mašina kuprinė. Telefonas, telefone mano balsas ežero dugne. Ilgam ir nesvadintam fone, mano balsas telefone. Tai pasakysiu, kaip jaučiuosi, ar sugebėsi išgirsti mane. Ar supranti, ką aš palikau, ar supranti, kaip daug man tai reiškia. Jei visą tai užsikau ir nenorėjau įsileisti. Pakelia vieną pirštą į viršų visi. Nepamirškit, jūs esat numeris vienas, kažkam jūs tikrai esat numeris vienas. Aš ežero dugne paliksiu savo baimės, savo abejonės, savo ego, savo gėdos, kvailas vilionis. Ir nepakėsiu aš nuo jų paslėpdamas, kad bet vieną dieną sustiprėjusius būtų juos mane. O aš sakysiu savo, kas visi kartu, kamarys jūs. Mašina kambaryje, ežero dugne. Mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas ežero dugne. Kamarys visų, mašina kambaryje, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas ežero dugne. Kamarys visi, mašina kambaryje, ežero dugne. Mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas ežero dugne. Kamarys, ežero dugne. Mašina kambaryje, ežero dugne. Mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas ežero dugne. Dabar iš tikrųjų turėtume šitam žmogui labai paploti. Šoviau aklomis su savo intencija, kad visi žmonės yra geri, visi žmonės nori tau padėti, visi žmonės su protu ir jis tiesiog visą dainą mane išlaikė. Aš tau kuo tu vardu? Tautvydas. Tautvydas, paplom. Tautvydas. 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 Dvi D. D ir T. Ne? Lėtai paaiškink. Daugvydas. Daugvydas. Žinokit, čia prieki vienas stovi toksai žmogus. Jisai, kol mes aiškinomės, jisai va tokiu veidu.
ir man bando padėti ir pats nepatogiai toks, Vidai, laikykis, jauk minas, man, nepalauk. Ir ačiū jums už jūsų. Žinokit, mačiau jūsų tiesiog surautą kaktą, kaip jūs bandėt palaikyti. Daugvydas. Ačiū Dievui. Gerai. Klausykit, brangieji. Į šitą koncertą aš atėjau netuščiomis, ne tik tai su savo kūryba, ne tik su mūsų grupe, bet dar ir atsinešiau visai neseniai išleistą savo knygą, VP knyga. Simboliškai rugsėjo 1 mokslo ir žinių šventė, kažkam tos knygos prakeikimas, bet man atrodo knygos tai yra vienas geriausių dalykų, tiesiog toks life hackas, kur turi surasti juose tai, ką gali mokytis ne iš savo, iš kitų kažkokių klaidų ar istorijų. Tai Karolina, gali paduoti, bet yra 2 knygutės, aš tuojas paimsiu Daugvydai, palauk. Ir aš šiaip prieš koncertą visada pasakau, kad prieš koncertą visada sakau, kad išrinksiu 2 žmonės, kurie ten buvo patys labiausiai palaikantis, patys labiausiai nurauti ir panašiai. Tai, kad šiandien pradžioj to nesakiau, kad nieks nežinotų, ką reikia daryti ir galvoju, pasižiūrėsim, kas organiškai visą tai darys. Ir pirmą knygą tai aš tikrai noriu padovanoti Beatričei Čičiai, kuri tiesiog ne kiekvienas žmogus prieš tokią 1000-inę minę išdrįstų išeiti, ir štai jinai čia visą koncertą palaikė ir ačiū tau labai, šaunuolė. Taip ir toliau, taip drąsiai per gyvenimą su visom avantūrom. Žinok, aš irgi taip varau su visom avantūrom, 5% priedo gaunasi, pripažinsiu, bet kiti 50% visai tokie normalūs padorus. Nu, kita knyga tai muziką nutylam, kita knyga Tautvydui. Atsiprašau, Daugvydai. Dabar, žinok, atsiminsiu iki pat ryto, rytoj pabusiu 6 ryto. Daugvydas. Paplojom Daugvydas, kuris mane išlaikė. Daugvydai, ačiū tau ir už visą koncertą, kad čia tiek paliko prakaito, žinok, fantastika, nerealu. Ačiū jums labai, ačiū, kad buvo čia. Ačiū, kad dalinote savo energiją, ačiū, kad paaukojot savo brangų laiką, savo brangias beveik 2 valandas čia mums. Tai yra žiauriai svarbu. Aš tikrai stengiuosi taupyti tą laiką gyvenime ir suprantu, tai didelis ačiū. Baigiam ar ne? Pakartot nuo pat pradžių. Šiandien atsikėliau.